Mano GLTV projektas apima 500 GLTV, kurie sėkmingai buvo pristatyti, pabaigti šiemet. Mes juos įsigijame per JAF vyriausybę. Mes bendradarbiaujame su JAF vyriausybė, gaunam gerą kainą, todėl kad prisidam prie jų kontraktų. Jie įsigyja tų visureigių tūkstančiais. Mes kartu įsigijame ne vien visureigius, bet ir ginkluotę, įrankius, personalo rengimą, ryšius, integraciją ir kitas priemonės. Kaip jau minėjau, visa technika pristatyta, ginkluotė pristatyta, dar vykdoma kai kurių priemonių integracija, tokių kaip oro gynybos sistemų arba stebėjimo sistemų. Kariniai vienetai šios visureigius naudoja kovinės paramos vienetams, ir, kaip minėjau, žvalgybos, artilerijos, oro gynybos ir kitiem. Visureigis tinkamas Lietuvos sąlygom, jeigu paėmus taip Viskonsinas, tokios pačios sąlygos kaip pas mus, tokia pati temperatūra, lyja, sninga, šyla. Šis visureigis turi šarvą, turi gerą pravažumą ir turi argumentus, tai yra OGPK bokštelis su 12,7 mm kulkosvaidžiu.